Labas. Mūsų šeima nesenai įsigijo senos statybos 74 kvadratų butą. Kadangi jisai yra visiškai neremontuotas, mūsų laukia labai daug remonto darbų. Mes nusprendėme visą šį procesą filmuoti ir kelti čia YouTube. Todėl kviečiam tave kartu leistis į nuotykį ir stebėti, kaip senas naujas butas virsta jaukiais namais. Sveiki visi. Tai atėjo ta diena jau, kai beveik turim pilnai visas sienas, jau ir sanmazgas visas yra apsiūtas gipsu, liko tik tais čia visos sienos iš vidaus. O šiaip tais viskas jau padaryta, kas liečia gipso, ir virtuvė jau paruošta. Tai gipso šiek tiek iš tiesų pritrūkau, reikės dapirkti keletą lapų. Bet taip įvyko dėl to, kad čia buvo šiek tiek nenumatyta ir apsiūta žalių gipsų, nes galvota, kad jau bus tiesiog per daug. Ir čia dar į šitą sieną irgi įėjo vienas lapas žalio gipso per klaidą. Tai va, balto buvo apskaičiuota 100%, nes vienas baltas buvo sunaudotas į tualetą. Išorė pilnas, tai vis tiek nebūtų užtekę žalio, bent jau vieno ar netgi 2 lapų būtų pritrūkę. Tai vat kas būna, kai neapsiskaičiuoji, bet aš žinau, dėl ko taip įvyko, nes į šitą dušo pertvarą buvo sunaudoti 2 lapai. Tai vat jų praktiškai ir pritrūko. Tai galima sakyti, kad buvo beveik idealiai apskaičiuotas gipso kiekis. Kai pabaigsim vonę, jau pereisim prie visų siūlių datvarkymo, kampukų sustatymo, kampinių juostų pritepimo ir jau galėsim tada gruntuotis visas sienas. Aišku, iš pradžių reikės išsivežti didžiąją dalį šiukšlių priduoti, nes statybinių maišų tikrai yra nemažai sudėta per visus namus, paskirstyta, kad vienam kampe kažkur negulėtų didelis svoris, tai va eini ir tiesiog maišais, plus dar balkone, pas Jogailą kambarį kažkiek dar yra. Tai va, reiks viską išsivežti, pasiruošti taip, kad jau būtų šiek tiek švariau, nes tų tokių darbų nebebus jau. Nešvarių, labai galima sakyti. Ir jau kai pasidarysim visus pasiruošimus sienų glaistymui, tai greičiausiai ir pradėsim tada glaistyti. O su kuo glaistysim, tai galbūt papasakosiu jau kitam video atskirai, kai pradėsim tos darbus, nes užsitęs šitas video. Šioks toks atnaujinimas. Pradėjom jau glaistyti gipso kartoną. Palengva jau judam į priekį, norim viską išglaistyti ir vienu kartu išsinuomot taip vadinamą žirafą šlifuoklį ir nušlifuoti visas sienas, kad galėtume tepti antrą sluoksnį. Vonę irgi jau praktiškai pabaigėm, liko nišoj įklijuoti gipso plokštę ant plytų ir sutvarkyti jau kitus visus niuansus, tai hidroizoliacija, paruošti viską hidroizoliacijai, bet greičiausiai tai jau bus sekantis etapas, kadangi čia nereikia nieko glaistyti, tai galėsim tai padaryti ir vėliau. Kol kas užsiemam tuo, kad norim išsiglaistyti viską kuo greičiau, kad iki švenčių paruošti jau pilnai sienas dažymui ir šventės jau atšvęsti ramia galva, kad nebereikės glaistyti, šlifuoti ir dar kažką daryti, o jau galima bus pilnai judėti toliau. Greičiausiai, kad užsiimsim tuomet su vonė, bet kol kas dar nėra aišku. Šiai dienai tiek.
sveikinuosi su jumis iš buto po mėnesio laiko. Nei daug, nei mažai, kaip pagalvoju, tas laikas beprotiškai greitai bėga, bet būtent tiek mums prireikia laiko, kad po sienų montavimo galėtume paruošti visas sienas jau dažymui. Tai nežinau, ar esu minėjus prieš tai buvusiuose vloguose, bet visus darbus dabar daromės patys, daro Andrius kartu su savo tėčiu ir po darbų. Darbo dienom gaunasi po kelias valandas padirbti, savaitgalį šeštadienį visi dirba, o sekmadienį reikia bent vienos dienos pailsėti. Tai va, tai darbai juda, bet tikrai nejuda taip greitai, kaip kad būtų, sakykime, su meistrais, kurie atvažiuotų ir padarytų. Šiuo metu sienos jau yra beveik visos paruoštos dažyti. Liko dar nugruntuoti paskutinį kartą ir jau dažysim. Tai į dažų pasirinkimą pažiūrėjom iš tikrųjų rimtai. Kodėl? Nes kažkaip norisi investuoti į gerus dažus, kad jie lengvai plautųsi, kad jie gerai teptųsi. Ir taip pat labai norėjom pasistengti pasirenkant spalvą, nes prieš tai, kai remontavomės butą, norėjom pilkos spalvos. Išsirinkom tiesiog, man atrodo, senukuose gal paprastą spalvą iš paletės. Užsimaišėm, atvažiavom, susitepėm ir tada žiūrim, kad jinai yra ne pilka, o galima sakyti žydra. Nu, tokį turi stiprų žydros spalvos atspalvį. Tai šį kartą nusprendėm išsirinkti jau iš konkrečių gamintojo paruoštų spalvų. Tiksliau užsimaišyti ją, bet iš to, ką siūlo gamintojai ir pasidaryti mėginukus prieš dažant jau visas sienas. Tai savo dažam pasirinkom tikurilą. Rinkomės tarp Fliuger ir tarp tikurilos. Tikurilos buvo tuo metu, kai rinkomės kainą palankesnę, tai tiesiog ją ir išsirinkom. Ir nuvažiavom į Skandex saloną, nes jie yra tikurilos partneriai, turbūt taip. Tiesiog pasiskambinom tikurilai, paklausėm, kur yra jų konkrečios paletės, iš kurių galima rinktis. Nes labai sudėtinga iš tikrųjų, kai duoda senukas ar kažkur tokia didelė paletė, kur yra virš 2000 spalvų, gal gerai įsivaizduojat viena spalva ir būna skirtingai slonai. Tai labai sudėtinga iš tikrųjų iš to rinktis ir ne faktas, kad taip nusidažys, nes ir baltos spalvos pigmentas skiriasi. Tai mes nusprendėm išsirinkti iš tikurilos konkrečios paletės ir užsimaišyti pavyzdžius. Šiaip savo namuose norim geriausiai apibūdina spalvą žodis latte, kapučino, maždaug tokios spalvos. Bet būtų kreminė, bet neitų nei persikinę, nei geltoną, o daugiau į tokį rudą atspalvį. Tai pasirinkom iš tikurilos, pasiėmėm lapukus ir užsimaišėm labai nedidelį kiekį. 0,5 litro dažų, atsivežėm čia į namus ir pasitepliojom skirtingose vietose. Tai yra prie lango, šešėlyje, kur nėra visiškai apšvietimo. Per visus namus eis dvi skirtingos spalvos. Miegamajam ir darbo kambarį bus šviesesnė. Tamsesnė spalva bus visose bendrose erdvėse. O žalia bus Jogailos kambarį, nes Jogailos kambarį norim per pusę dažyti iki pusės ir likusi pusė bus tapetai. Tai va, tai turiu pavyzdukus ir taip pat jums parodysiu, jau turim išdažytus abu sluoksnius, kad pasižiūrėti, ar tikrai tos spalvos tokios, kokių norim. Tiesa, vakar Andrius, kai dažė sienas ir grįžo namo, jo pirma reakcija buvo, žinok, jos gerokai tamsesnės negu yra ant lapukų. Tai turiu čia lapukus su savim pasiėmus, labai įdomu, padarysiu eksperimentą, pažiūrėsiu, ar tikrai jos tamsesnės. O gal sutampa visiškai su tuo, kas yra ant lapukų. Tai labai įdomu, nes tada kokia prasmė turėtų tos lapukus, jeigu tas spalva vis tiek skiriasi. Tai pirmas testukas yra svetainiai. Atrodo gan tamsiai, bet šiandien yra labai niūri diena. Ir mes nenorim, kad būtų labai šviesi spalva, nenorim, kad būtų balta. Tai taip, kuris čia lapukas, šitas tamsesnis. Nu, žinokit, idealiai atitinka. Tikrai nėra jinai nei tamsesnė, nei šviesesnė, visiškai tokia pati. Tai dabar dar einu į miegamą, nes miegamajam yra šviesesnė šita spalva. Pasižiūrėti, kaip atrodo, ar sutampa. Pasidarom šešėlyje ir kur natūrali dienos šviesa. Tai jinai vos yra tamsesnė už baltą, kad būtų spalva ir su lapuku irgi visiškai idealiai atitinka. Tai dabar laukia kitą savaitę. Dažymo darbai, išsidažom ir tada galėsim kviestis meistrus, kad daryti įtempiamas lubas. Dar norim išsikviesti baldininkus, kad pasimatuotų visą virtuvę, bet kad tą padarytų, turim tiksliai žinoti, koks bus lubų aukštis.
Kadangi čia yra sena statyba, lubų aukštis nėra 100% aiškus, koks bus, nes gali būti, kad šiek tiek skiriasi lygiai. Tai iš pradžių sutempsim lubas, tiksliau pasikalbėsim su meistrais turbūt, kai jau tiksliai pasakys. Ir tada išsikviesim baldininkus pasimatuoti virtuvę. Su šitų špagučių mažu, žinokit, darosi vis sunkiau nutaikyti progą nufilmuoti. Šiandien keliausim su juo pasižiūrėti jau išdažytas sienas. Vienu sluoksniu išsidažėm kol kas bute ir šiandien jau dažysim antrų sluoksnių. Tai prisiminiau dar, kad praeitą kartą, kai jums pasakojau apie dažus, ne viską papasakojau ir kažkaip pagalvojau, kad visai svarbu paminėti. Pirkom Tikkurila dažus senukose, Optiva 5, tai yra matiniai dažai. Ir kai nuvažiavom į Scandex saloną, kur sakiau jums, kad jie yra oficialūs Tikkurilos partneriai, tai mums tokį įdomų dalyką pasakė, kad senukai prekiauja Tikkurilos dažais, kurie yra po Tikkurilo ženklu, bet jie yra gaminami Lenkijoje ir yra, na, kaip prekybos centrai, išleidžia kažkokias savo linijas, pasiema prekės ženklą ir gaminama pagal jų užsakymą. O Scandex parduotuviai jau pagal, kaip konsultantas pasakė, tai yra tikri Tikkurilo dažai, kurie yra gaminami Suomijai berods. Na, bet mes jau buvom tuos dažus išsirinkę ir, kaip ir sakėm, bala nematė, tikrai nekeisim, negrąžinsim ir nusprendėm dažytis su jais. Viskas kaip ir gerai, tai pasižiūrėsim paskui jau naudojimo eigoj, kokia ta bus kokybė. Ir nepaminėjau dar jum paletės, tai Feel the Color yra Tikkurilos dažų paletė. Tuos kodukus, kuriuos išsirinkom, irgi čia įdėsiu, kad žinotų. Ir dar vienas dalykas, tai nepapasakau jum apie tapetus, nes irgi čia buvo atskira istorija. Kažkaip senai buvau nusprendus, kad norėsiu Jogailos kambarį dėti tapetus. Pradėjau žiūrėti Lietuvoje, tai iš tikrųjų, jeigu tik nori kažko įdomesnio ar gražesnio rašto, tai kainos, kosmosą kainuoja. Ten vienas ritinėlis įdomesnio rašto prasideda nuo turbūt 50-60 eurų ir gali iki 200 eurų kokiu kainuoti. O kad kambarį ištapetuoti, standartinį, nežinau, 10-12 kvadratų, tai to ritinėlio vieno tikrai nepakaks. Tai mes nusprendėm tapetuoti per pusę kambario bus ištapetuota, pusė išdažyta, ir tai mums tam prireiks 4 ritinėlių. Ir kažkaip Instagrame, man atrodo, pasidalinau, kad ieškau gražių tapetų ir viena mergina pasiūlė pažiūrėti lenkiškose parduotuvėse. Tai įlindau į Allegro ir ten, žinokit, labai didelis pasirinkimas, labai daug gražių vaikiškų tapetų, margų, raštuotų ir tokių nenuobodžių, tai ten ir užsisakinėjau. Ir dabar, nežinau tiksliai, bijau sumeluoti, bet man atrodo, mums ritinėlis kainavo gal 30 eurų. Ir čia ir tai net nebuvo pats pigiausias variantas, patys pigiausi tapetai. Tai tikrai rekomenduoju, jeigu norėsit irgi tapetuotis namus, pasižiūrėti. Su atsiuntimu nebuvo jokių problemų. Atsiuntimas kainavo, gal 10 kokių eurų už tuos 4 ritinėlius. Jie atkeliavo tokiuose dėžutėse ir ilgai tas siuntimas irgi netruko, gal savaitę, gal 10 dienų. Tai va, tai noriu jum parodyti, supakuota čia yra, buvau užsipakavus, kad pasiimti pavyzduką ir parodysiu jum, kaip tie tapetai atrodo, va tokius pasirinko. Tai bus iki pusės ir tuos dažus žalę derinom būtent prie tapetų, vežamės į saloną ir derinom kartu. Tai va, tai ruošiamės su Jogaila, keliausim į butą ir pasiimsiu jūs kartu, kad parodyt, kaip atrodo mūsų jau išdažyti namai. Na va, čia geriausiai matosi iš tikrųjų svetainės daugiausiai, nes čia eina tamsesnė spalva, tai labai džiaugiamės rezultatu. Kaip matot, atrodo iš tikrųjų tamsiau, bet realybėj tai gan šviesu yra. Ir nemeta visai jokią spalvą, nei perskinę, nei geltoną. Ir matosi, koks skirtumas nuo baltos. Tai čia dar yra kelios vietos pašpakliuotos ir tada jis antras sluoksnis. O miegamajam
gavosi irgi, kaip ir norėjom, gan šviesi spalva. Čia labai matosi kontrastas, bet iš tikrųjų nėra tiek didelis skirtumas. Bet irgi gavosi tokia neutrali, šviesi spalva. Tai dabar liko išdažyti jo gailos kampą. Šį kartą jis visas gavosi apie sienas, apie sienų paruošimą dažymui, apie dažymą, apie tai, kaip rinkomės dažus. Tikiuosi, kad buvo įdomu ir naudinga ir kaip visada pabaigai noriu dar jum apie piniginius reikalus papasakoti, nes man atrodo tikrai šitas dalykas yra aktualu, kiek kam išleidom. Taigi, sienų visam glaistymui ir paruošimui dažymui išleidom 212 €. Čia visi ir glaistai, ir žirafos nuoma ir taip toliau. Tada toliau, kaip Andrius minėjo, truputį pritrūkom gipso, tai išleidom dar papildomai 58 € gipso lapams ir varžtams. Toliau apdailos prekiam, tai yra dažam išleidom 217 €, tai čia yra ir patys dažai, ir tie mėginukai, kuriuos darėmės. Taip pat pasikeitėm bute jau naujas duris įsistatėm šarvuotas, nes prieš tai buvo senos medinės duris, tai tam išleidom 710 € ir viso šiai dienai visam buto remontui esam išleidę 10 687 €. Žinoma, ir didelė suma atrodo, ir kartu, kai pagalvojam, jeigu tą dalį, kurią mes daromės patys, darytų meistrai, tai tikrai jinai būtų gerokai didesnė. Tai labai ačiū, kad žiūrėjot, labai smagu iš tikrųjų matyti augantį prenumeratorių kiekį. Neturėjom labai didelių lūkesčių pradėdami vlogint, tiesiog iš dalies tai darom dėl savęs, kad matyti ir turėti tuos prisiminimus. Tai smagu, kad jūs žiūrit, matot ir net neįtikėtina atrodo matyti, kaip po truputį artėjam prie 1000 prenumeratorių skaičius. Iš vienos pusės gal tai ir nėra didelis skaičius, bet mums tai yra tikrai didelis skaičius, darant visą tai be jokių kažkokių didelių lūkesčių. Tai šiam kartui atsisveikinu, kaip visada kviečiu palaikinti šitą video, jeigu jums patiko, prenumeruoti mano kanalą ir taip pat kviečiu sekti mane Instagrame eglutė.xo, nes ten tikrai dalinuosi dažnai tokiom trumpom nuotrupom, kaip renkamės kažkokias prekes, realiuoju laiku parodau, kas šiuo metu bute vyksta. O jau vlogą sudedu tokią daugiau informacijos ir stengiamės įdėti tai, kas bus jums naudinga. Tai šiam kartui atsisveikinu ir iki kitų kartų. Kitas etapas laukia labai įdomus, nes įsirenginėsim vonę, dėsimės plyteles, taip pat įsitempinėsim lubas, rinksimės baldinės plokštės virtuvės gamybai. Tai žodžiu, jau prasidės tokie gražūs apdailos darbai ir tikrasis įsirengimas. Tai iki.